Pati paprasčiausia programa – tai žmonių grupiai siūlomas pasivažinėjimas lenktyniniu automobiliu. Įmonių vadovai turėtų susidomėti puikia atrakcija savo darbuotojams. Azartas ir emocijos čia liesis per kraštus. Viskas vyksta labai paprastai ir dinamiškai. UAB Euroracing paruošė 3 raliui skirtus visiškai vienodus BMW 325 automobilius. Mašinos galingos, išvysto net 193 arklio galias. Be to, automobiliuose sumontuota sportinė sankaba, sportiniai amortizatoriai blokiruoti, modernizuota pavarų dėžė ir žvyriniam raliui skirtos sportinės padangos. Tad emocijų nors vežimų vežk. Greta sėdintys instruktoriai padeda pasufleruoja, jeigu reikia, o varžybos vyksta labai įdomiai. Trasa sumanyta taip, kad 2 automobiliai startuotų kartu. Tai lyg paralelinės lenktynės. Vienas automobilis važiuoja į vidinį, lėtesnį ratą, kitas į išorinį, labai greitą. Pravažiavus vieną ratą automobiliai apsikeičia vietomis ir dar po vieno rato finišuoja kartu. Štai čia ir pasireiškia azartas ir emocijos. Dalyviai mato vienas kitą, kas pirmauja ir kas atsilieka. Šias lenktynes be galo įdomu ir stebėti. Akivaizdžiai matosi, kas pirmauja, todėl nereikia matuoti laikų. Lenktynės vyksta atkrintamųjų varžybų principu. Pralaimėjai iškritai iš lenktynių.